Sveiki visi, su jumis jau antrąjį sezoną Finansų akademija ir aš, Rūnė Petrašiūtė, smagu sugrįžti į eterį. Šiandien laidoje kalbėsime nuostabia tema, kurią visą vasarą nekantravau su jumis pasidalinti. Tai pakalbėsime apie ekonominį smurtą per finansinį raštingumą. Ir šiandien laidoje pas mane svečiuojasi Kurk Lietuvai projektų vadovės, tai Augustė Dudutytė ir Ramunė Vitartaitė. Sveikos merginos. Sveiki. Tai labai džiaugiuosi, kad išdrįsot atvykti ir taip savanoriškai, nes iš tikrųjų apie ekonominį smurtą iki jūsų pasidalinimo socialiniuose tinkluose menkai buvau susipažinus ir tikrai net neįsivaizdavau, kas tai yra. Tai su dideliu noru ir entuziazmu tikiuosi, kad po šitos laidos bus ne tik man aišku, bet ir visiems laidos žiūrovams. Tai gal nuo to ir pradėkim, kas yra tas ekonominis smurtas? Taip, tai ekonominis smurtas tai yra smurto forma, kuri dažniausiai pasireiškia intimaus partnerio kontekste ir gali apimti pinigų, finansų ar daiktų, kuriuos gali nupirkti pinigai kontrolę. Tai yra viena iš smurto artimoje aplinkoje formų, kaip yra paminėta mūsų apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatyme. Tai čia mes kalbame apie vieną iš smurto artimoje aplinkoje formų šalia fizinio, psichologinio arba seksualinio smurto. Taip pat svarbu paminėti, Lietuvos ekspertai pabrėžia, kad ekonominis smurtas, jis labai susijęs su kitomis smurto artimoje aplinkoje formomis, ypatingai su psichologiniu smurtu. Ir fizinis smurtas, jau kai pasitaiko santykyje, tai galima daryti išvadą, kad jau visos kitos smurto formos jau tame santykyje egzistuoja ir tai yra jau ilgalaikę priešistorę turintis smurtinis santykis ir kai jau pati brutaliausia forma prasiveržia į viršų, fizinis smurtas, tai tik tada kaip ir išlenda tai į dienos šviesą. Ir taip pat, kalbant apie ekonominį smurtą, svarbu turėti omenyje, kad tai yra labai susijęs su galios disbalansu. Kai yra nelygiaverčiai santykiai, tai tas, kuris turi galią, tas ir kontroliuoja tą, kuris galios neturi. Tai būtent ekonominio smurto prasme, tai kontroliuoja finansiniais ir ekonominiais aspektais. O kokie būtų pavyzdžiai, kad taip labiau įsivaizduoti, suvokti? Tai tų pavyzdžių būna labai įvairių. Svarbiausia turbūt tai, kad jie pasireiškia artimuose santykiuose ir tai pasireiškia arba finansų, arba daiktų kontrolė. Ir kai yra išnaudojamas tas silpnesnis asmuo. Tai dažniausiai atvejai Lietuvoje būna, kai, pavyzdžiui, tarkime, poroje vienas asmuo kitam draudžia dirbti ar neleidžia dirbti. Arba, pavyzdžiui, kontroliuoja uždarbį, pavyzdžiui, nenusisavina, galbūt neprileidžia prie banko sąskaitos ar prie banko kortelės, ar ne. Taip pat kiti pavyzdžiai gali būti, kai esam girdėję netgi apie tokius, kai priverčia pasiimti paskolą. Arba atvirkščiai, kai galbūt partneris vienas priima visus sprendimus šeimoje. Galimai turi, tarkim, įsiskolinimų ir juos nuslepia. Galimai verčia kitą žmogų santykėje prašyti, kartais netgi maldauti pinigų, netgi patiems, kaip sakyt, svarbiausiams poreikiams patenkinti. Tai tokių iš tiesų įvairių atvejų būna. Svarbu turbūt paminėti, kad taip pat būna, kad suaugę vaikai smurtauja prieš tėvus. Tai tikrai esame girdėję tokių atvejų, kai pavyzdžiui, vaikai kontroliuoja tėvų pensijas ir, aišku, visą laiką čia yra toks jautrus klausimas, bet būna, kaip peržengima tam tikra riba ir nusisavinami visi pensijų pinigai, ar ne. Ir netgi esame girdėję apie tokius atvejus, kai tada tie suaugę tėvai, kurie gal būna jau garbingame amžiuje, labai dažnai tą netgi pateisina, sakydami, bet tokį užsiauginau, tai tegul taip ir būna. Kas iš tiesų yra didelė problema, kad mes pateisinam tą smurtą. Kitas dar dažnas atvejis yra, suaugę vaikai prieš tėvus, bet dar būna, kai
irgi gal mums mažiau žinomi, kai, tarkime, negalią turintis asmuo, bet prieš jį smurtauja jo globėjas arba globėja. Tai ypač jeigu turi negalią, tu turi daug mažiau galimybių, už save pastovėti, apsiginti, esi pažeidžiamesniai pozicijai. Tai žinome tokiu atveju, kaip, pavyzdžiui, išnaudojimo to asmens situacija ir irgi paimama paskola to žmogaus vardu. Dažniausia atvejai ir dažniausia ta dinamika vis dėlto yra romantiniuose santykiuose poroje, tai gal Ramunė pasidalintų vienu, irgi, pavyzdžiui, kurį esame girdėję, tokios Urtės istoriją. Čia būtent kas gali sukelti jo, ne, kalbant daugiau ir apie tai. Taip. Na, kalbant apie tai, kas gali sukelti, tai realiai bet kas artimoje aplinkoje, dėl to ar tai vadinasi smurtas artimoje aplinkoje, dažniausiai tai būna romantiniai partneriai, esami arba buvę, tai gali būti suaugę vaikai, kaip Augustė ir minėjo, bet tai gali būti ir tėvai, tai gali būti ir globėjai. Na, realiai bet kas yra artimoje aplinkoje ir mes turim tokį pavyzdį iš Lietuvos. Pasidalino specializuotos kompleksinės pagalbos centras vienas, kai tėvas kreipėsi į pagalbos centrą dėl savo dukros, nes įtarė, kad dukra galimai patiria ekonominį smurtą ir situacija buvo ganėtinai tokia iliustratyvi, kaip po truputį tas santykis rutuliojosi. Prieš santuoką moteris dirbo atsakingą darbą, buvo išsilavinusi, gimus vaikui, jai buvo tiesiog taip maloniai pasiūlyta, tu nedirbk, augink vaiką. Po truputį prasidėjo finansiniai ribojimai, išlaidų stebėsena, nueita iki tokių situacijų, kai 3 asmenų šeimai būdavo duodami 10 eurų per dieną, reikėdavo atsiskaityti, pasiaiškinti ir maldauti pinigų beveik kiekvienam pirkiniui, ar tai būtų drabužis vaikui ar bet kam. Tuomet buvo uždrausta netgi telefonu naudotis, kalbant su draugėmis arba tėvais, nes tai kainuoja, nešvaistom pinigų. Taupom, nes reikia didesnio buto, visada kažkoks taupom, neleidžiam, susiveržėm diržus. Bet tik tai vieną pusę. Taip. Ir galų gale viskas nuėjo iki tokių dalykų, kur mašina buvo, man atrodo, paimtas lizingas ar ne moters vardu, bet jai buvo neleista naudotis mašina, nes jinai ją sugadins. Ir visą laiką būdavo toks diskursas poroje, tu nieko nežinai, tu nieko nenusimanai apie finansus, aš nuspręsiu. Ekonominis ribojimas. Taip, ir tada būtent tėvai pastebėjo tada, kai jau partneris pradėjo spausti savo sutuoktinę, kad perrašytų tėvų būtą būtent ant sutuoktinių. Tai labai, iš tiesų, gražus pavyzdys, kai tėtis pastebėjo, kad ta dukra, kuri buvo iš tiesų ir, nežinau, rimli, ir tokia dalyvaujanti, staiga kažkaip tai sumenkėjo, nes vėlgi tai yra, tos smurto formas persningė, tai čia akivaizdžiai buvo ir psichologinio smurto, tokio nuvertėjimo, kad tu negali priimtinėti sprendimų, nes dažnai sakoma, esi kvaila, arba taigi moteris čia nemoka naudotis, taip toliau, ir žinoma, į tai įsitraukia dar visokie stereotipai, kad moteris daugiau išlaidauja, nors šiaip statistika rodo, kad kai moteris yra atsakingos už šeimos biudžetą, jos išleidžia pinigus būtent ant vaikų ir šeimos narių globos, tėvų ir išleidžia mažiau pinigų ant prabangos prekių palyginus su vyrais. Tai čia tokie galbūt pavyzdžiai, kuriuos galbūt ir auditorija gali atpažinti besiklausydami. Aišku, tų pavyzdžių būna labai įvairių, kartais tai būna kažkas tikrai drastiško, ar ne, kai persipina kelios smurto formos, kai tave visiškai izoliuoja, kai pinigų nedavimas yra būdas tam, kad tu negalėtum išeiti iš tų santykių, nes irgi specialistai sako, kad numeris 1 iššūkis išeiti iš smurtinių santykių, tai yra finansinė priklausomybė, kai tu neturi kur eiti ir kas iš pradžių prasidėjo kaip gražus pažadas, kad aš tavim pasirūpinsiu, baigėsi to, kad tu neturi kur eiti. Tai nebeturi kito pasirinkimo, tik tai likti tame santykyje, nes tiesiog. Aišku, būna ir daug mažesnių formų, nes kai mes pagalvojame, ta dinamika, kad tas žmogus, kuris uždirba pinigus, jis ir priema visus sprendimus. Nepaisant to, kad irgi dažnas atvejis, kad galbūt moteris pasilieka namuose, nes gal jinai prižiūri vaikus, ar slaugo vaikus, arba galbūt turint omeny, kad vidutiniškai moteris mažiau uždirba, tai galbūt, kad jinai netgi ir prisideda prie šeimos biudžeto, bet galbūt mažiau. Ir tada yra tie visam stereotipų lauke
kad vyras turi išlaikyti šeimą ir vyras turi priimdinėti sprendimus, o moteris tik tai išlaidauja ir ją reikia, kaip sakyti, taip suvaržyti. To kontekste atsiranda ta dinamika, kai vieno žmogus sprendimai atrodo svarbesni nei kad kito. Tai sakau, kartais tai būna tikrai drastiški atvejai, o kartais tai būna tokie maži kasdieniai, kurias galbūt ir mes atpažįstame, kurias nesąmoningai galbūt esame perėmę iš savo tėvų, senelių. Bet kaip va toj ankstyvoje stadijoje dar atpažinti, kad, aš pati asmeniškai susiduriu su ekonominiu smurtu, nes kai jis jau būna gerokai pažengęs į priekį, yra daug sudėtingiau sakyti stop ir nebejudėti santykiuose, bet jau tai yra akivaizdu, bet pačioje pradžioje kaip galima būtų tai atpažinti. Taip, visų pirma, tai apskritai labai svarbu kalbėti apie šitą smurto formą, nes Lietuvoje mažiau negu 2% atpažįsta ekonominį smurtą kaip smurto formą egzistuojančią. Tai visų pirma labai svarbu supažindinti visuomenę apskritai, kad tai egzistuoja. Taip pat, realiai tai įvairiausi kontrolės, manipuliacijų ir prievartos mechanizmai, kurie susijęs su finansiniais ar ekonominiais aspektais, jeigu yra jaučiama santykyje kažkas į tą pusę, tai galbūt galima tuomet sunerimti arba bent jau pasižiūrėti į situaciją iš šono, bet tai gali būti įvairiausi dalykai, spaudimas nedirbti arba spaudimas daugiau dirbti atvirkščiai. Tai gali būti lyčių stereotipų naudojimas siekiant daryti spaudimą, pavyzdžiui. Taigi visos moteris nedirba, čia faina, ar ne, romantizuojama, ar tu nedirbk, arba tai jūs čia visos išlaidaujat, švaistot pinigus, kur nereikia. Ir atvirkščiai, kad vyras būtinai turi būti šeimos finansinė galva. Tas irgi yra tokia neproporcinga našta vienam žmogui ir, kaip sakyk, nuo to nukenčia ne tik tai moteris, bet ir vyrai. Taip, iš abiejų pusių nesąžininga, kaip ir nėra to lygiaverčio santykio. Taip pat gali būti vertimas, paimti paskolą, čia toks, akivaizdus, bet iš esmės daug, Lietuvoje ganėtinai paplitęs reiškinys yra priverstinės skolos. Bet turbūt, toks svarbiausias kaip ženklas yra, kai jau žmogus negali pasirūpinti savo pagrindiniais poreikiais. Kai tai yra apribojami, tada jau turbūt tai yra ženklas, kad, jau tai yra peržengia ribą. Pirminis tas varpelis, kad jau reikėtų susirūpinti. Turbūt kiekvienas atvejis yra vis dėlto skirtingas ir čia, kaip sakyti, mes neprištampuosime kažkokį tai vieno šablono, kad iš karto jau čia galėtume atpažinti. Bet bendrai tai yra tiesiog, tokių kaip sveikų principų, kaip sakyti, atsisakymas. Tai mes savo darbe analitiniam su Ramūne esame išskyrusios, kas yra tie sveiki finansinių santykių principai. Tai yra visų pirma skaidrumas, ar ne, kad abudu žmonės santykėje žino, kokia yra finansinė situacija, kur pinigai nueina, kiek yra išleidžiama, kokie mūsų yra artimiausi finansiniai įsipareigojimai. Tai čia yra pirmas dalykas - skaidrumas. Antras dalykas yra lygiaverčiai sprendimų priėmimai. Tai vadinasi, kai ne tik tai mes žinome abudu, kokia yra situacija, bet mes abudu turime tiek pat teisės, bet priimdinėti tuos sprendimus, išsakyti savo nuomonę, išsakyti savo poreikius ir dalyvauti sprendimų priėmime. Aš dabar iš praktinės pusės jau iš karto galvoju, dirbant su klientais, kiek realiai nemažai situacijų pasitaiko, kalbant apie finansinės ateities planavimą, jog tiek moteris arba priešingai vyras sako, už mane finansinius sprendimus priima mano antra pusė, arba priimam kartu. Tai kai tokie sprendimai yra priimami kartu šeimoje, tai viskas yra sveikintina ir džiugu. Gerai ir kai kiekvienas individualiai už save priima sprendimus, bet vis dėlto dar tikrai dažnai susiduriu ir pati su tuo, jog antra pusė, tik tai antra pusė priima finansinius bendrus sprendimus už visą šeimą. Tai čia turbūt apie tai ir būtų. Tai bet jeigu matome tos galbūt tų principų nesilaikymo, tai čia ir gali kai nuo jūsų slepiama informacija, čia yra pirmas dalykas, kai jūs nežinote, kokia yra finansinė situacija, kai jūs nesijaučiate, kad jūsų nuomonė yra atsižvelgiama ir galiausiai, kai
už, tarkime, tam tikrus finansinius įsipareigojimus tik tai vienam žmogui tenka prisimti atsakomybę. Tai čia irgi yra tokie ženklai, nes vėlgi, ar ne, jeigu yra pasimama paskola bendrai, ypač jeigu kalbame santuokoje, tai niekados neturi būti tik tai vieno žmogaus atsakomybė to pasirūpinti. Jeigu yra vaikai, niekados nėra tik tai vieno žmogaus atsakomybė pasirūpinti vaikais. Tai va šitie 3 dalykai - skaidrumas, lygiavertis dalyvavimas sprendimų priėmime ir atsakomybės dalyjimas yra tie dalykai, kuriuos verta atkreipti dėmesį. Jeigu va jaučiatės, kad kažkas tai yra ne taip santykiai. Ir gal perėjant tada daugiau prie jaunų žmonių pusės, kodėl yra svarbu pradėti kalbėti apie tai su jaunais žmonėmis. Na, suvokiam, jog jau esant partnerystėje su kitu žmogum ar suaugusiam asmeniui, na, yra lengviau turbūt identifikuoti visą tą ekonominį smurtą ir patirti galų gale jį. O būnant jaunų žmogų, ką tai reiškia? Taip. Na, yra kelios priežastis pradėti, kaip sakyt, puoselėti sveikus finansinius santykius ir jų principus dar nuo jauno amžiaus. Tai visų pirma, kad paaugliai yra tame etape, kai jie pirmą kartą susiduria su romantiniais santykiais, kas yra būtent tas kontekstas, kuriame yra labai jautrus šitas klausimas. Antra, tai yra pirmosios patirtis su pinigais, pirmas patirtis dirbant, galbūt atlikinėjant praktiką ir taip toliau. Ir šitam kontekste ir atsiranda grėsmės kažkaip tai ar tai patirti ekonominį smurtą, arba galbūt netgi jį vykdyti. Tai čia yra vienas dalykas. Antras dalykas, paauglystėje formuojasi pasaulėžiūra ir supratimas apie tai, kas yra sveika, ta dinamika su pinigų atžvilgiu, bet ir romantiniu partnerio atžvilgiu. Tai būtent dėl šitų priežasčių mūsų supratimu jau nuo ankstyvaus amžiaus, nuo paauglystės, verta pradėti kalbėti apie tai, ką reiškia sąžiningai dalintis kažkokiais finansiniais įsipareigojimais. Nes Lietuvoje mes stokojame tyrimų apie ekonominį smurtą, tačiau turime šiokių tokių duomenų iš užsienio. Tai vienas buvo didelis reprezentatyvus tyrimas vykdytas Amerikoje, kur paaiškėjo, kad jau apie trečdalis jaunuolių yra vienaip ar kitaip susidūrę su ekonominiu smurtu. Ir, pavyzdžiui, kas mane labiausiai neramino, tai statistika, kad kas trečias yra susidūręs su tokiam situacijom, kai už kažkokias tai paslaugas ar dovanas jie po to jaučia spaudimą iš partnerio atlikti tam tikras paslaugas. Tai ir dažnu atveju netgi seksualinės paslaugas. Tai mes matome, kad nuo ankstyvo amžiaus pasitaiko tokių situacijų, kai dėja prisidengiant tokių dalykų, kaip kažkokios tai dovanos ar paslaugas, pavėžėjimas namo, taip toliau. Paskui yra tas žmogus įstumęs į situaciją, kur jis yra, šiek tiek jo manipuliuojama, kontroliuojama, kad jis galimai darytų tai, ko nenori. Tai mes žinom, kad jau tame amžiuje žmonės susiduria su pirmosiomis apraiškomis. Gal Ramunė galėtų daugiau pasidalinti apie tai, kokios yra aktualiausios ekonominio smurto apraiškos paauglių tarpe. Taip, realiai viskas yra labai panašu ir tas pats kaip ir kalbant apie suaugusius, tiesiog kur ta specifika yra būtent apie jaunimą, tai labiau manipuliuojama išsilavinimo dalykais. Pavyzdžiui, gali būti atsirasti spaudimas nelankyti pamokų, praleidinėti pamokas, praleidinėti svarbią papamokinę veiklą, taip pat keisti planus po mokyklos baigimo, ar ne, kai yra kažkas planuojama ir poroje pasikeičia dalykai, nebeplanuojama kažkur stoti ar kažką tai veikti, kažką daryti. Tai tokios įvairių manipuliacijų, kas yra susiję būtent su išsilavinimu. Taip pat spaudimas, pavyzdžiui, mokėti už visas arba daugelį pasimatymų veiklų arba kažkokių tai veiklų. Tai irgi tai gali būti toks įspėjamasis ženklas, jeigu savo santykijoje patiriu kažką panašaus, tai gali užsidegti tą raudoną lemputę. Taip. Ir kuo tai yra irgi dar pavojinga, nes tos apraiškos jaunesnėme amžiuje, ypač kas yra susijęs su švietimu, labai stipriai paveikia po to žmogaus įsidarbinimo galimybės ar ne, tolimesnio išsilavinimo galimybės, o dėl to ir finansinė nepriklausomybė. Tai kalbant būtent su jaunimu ir paaugliais, labai svarbu pabrėžti tai, kad
finansinė nepriklausomybė yra iš tiesų labai svarbu. Taip. Nesvarbu, ar tu esi moteris, ar tu esi vyras. Tavo finansinė priklausomybė yra tam tikra prasme tavo kaip ir laisvės garantas. Ir gali būti, kad viskas bus gerai santykiuose ir viskas bus šaunu, bet ypač kai jaunuolių tarpe yra taip romantizuojama priklausomybė, kad vat mane išlaikys arba pasirūpins, taip toliau, kas iš pradžių galbūt skamba labai žaviai, iš tiesų, tai yra sąlygos, kurios ilgainiui gali privesti prie tokių, kaip sakyti, apribotų galimybių priimdinėti laisvus sprendimus savo gyvenime. Tai finansinio nerimo, streso ir dar papildomų kitų iššūkių, su kuo vėliau komplikuočiau ir dar tada ilgėjant gyvenimo laikotarpiu ir augant dar sudėtingiau. Taip, tos pasekmės iš tiesų akumuliuojasi, didėja. Ir turbūt ant kaunasi užburtas ratas, kai kartą įeini į santykius, kuriuose patiri tą ekonominį smurtą, greičiausiai ir kituose persiduoda kažkokia praktika. Taip, dažnai iš ekspertų girdim, kad apskritai labai dažnai tai yra priimama kaip norma, nes mūsų visuomenė dar yra tikrai labai pakanti smurtui artimoje aplinkoje ir tiesiog taip yra ir kenčia žmonės ir tikrai labai sunku išeiti iš to viso rato. Čia gal man irgi svarbu paminėti tai, kad mažiau nei 2% visuomenės atpažįsta ekonominį smurtą. Tai jeigu žiūrovai klausytojai nėra girdėję apie šitą sąvoką ir galvoja, kas čia tokio, tai tas yra suprantama, kol nepradedi gilintis ir tada išgirsti tuos pavyzdžius ir tada supranti, kad tu esi matęs tuos pavyzdžius, tu esi girdėjęs. Man buvo lygiai taip pat, nes aš kai socialiniuose tinkluose pamačiau, kad ekonominis smurtas gal gerai, o kokia čia forma, kaip tai turėtų atrodyti realybėje, praktikoje. Ir kai susipažinau su jūsų visų leidiniu metodika, ta pačia, man labai aišku pasidarė ir labai lengva identifikuoti, per kokį santykį su žmogumi ir per kokias apraiškas santykyje tai vyksta. Ir aš taip galvoju, tai labai dažnai pasitaikantys momentai gyvenime, apie kuriuos nesusimąstom įprastai. Ir didelė dalim tai yra, kaip sakyt, tai yra iš inercijos, ar ne? Mes tą matėme galbūt savo tėvuose, jie matė savo seneliuose, mes tą matome filmuose, tai mes nenorime pasakyti, kad staiga čia didelė dalis visuomenės yra kažkokie tai super blogiečiai, tiesiog mes perimame tai, ką mes matome. Todėl labai svarbu yra dabar, kai mes daugiau sužinome apie tai, kaip atrodo tie sveiki santykiai, tai prisimti atsakomybę juos puoselėti savo aplinkoje ir pastebėti, kai mes matome, kad yra kažkokios taip smurtinės dinamikos pas kitus. Nes, kaip sakyti, tikslas yra, turbūt aš tikiu, kad žmonės šiaip tai nenori kažkokių tai prievartą grįstų santykių, kuriuose dominuoja kažkokia tai baimė ir kontrolė. Manau, kad dauguma žmonių nori atvirų, meilę grįstų santykių, tiesiog kadangi... Bet kaip išeiti iš to? Taip. Bet iš to santykio, taip trumpai. Mano supratimu yra du keliai. Tai vienas yra, kai galimai netyčiom mes dalyvavom tame ekonominiam smurte, galbūt jį patiriame, galbūt mes jį kuriame. Tai yra šviesti save, suprasti, kas yra sveiki finansiniai santykiai, suprasti, kad tam tikros lyčių normos, jos mums nepadeda, jos tik tai sukuria tą tokią galios disbalansą, kur du partneriai nėra lygiaverčiai, kur yra nori atsiranda kontrolės, kai yra toksai netolygus pasiskirstimas. Tai tiesiog edukuoti, stengtis, aš tikiu tikrai, kad daugelis iš mūsų galime atmokti tuos užprogramuotus buvimo būdus. Antras dalykas, bus tokių santykių, kur turbūt žmogus nenorės tiesiog imti ir pasikeisti, tai tokiu atveju reikia kreiptis pagalbos. Kiekvienas žmogus, kuris nukenčia nuo smurto artimoje aplinkoje, gali gauti nemokamą teisinę, psichologinę ir emocinę pagalbą. Tai tuos kviečiu kreiptis į specializuotus kompleksinės pagalbos centrus, galite rasti informacijos internete ir ten jums padės susikurti, kaip sakyt, gaires, kaip išeiti iš tos situacijos ir susigrąžinti savo gyvenimo kontrolę. Tai ačiū Augustė, ačiū Ramunė, kad atvykot pasidalinti patirtimi. Ir šiandien su jumis buvo laida Finansų akademija.
Dėkojame mūsų partneriams, tai Mega apranga ir grožio specialistai Neringai Šmigelskienei ir iki kitų kartų.